Sveiki. Šiandien svečiuose turim Justiną, kuris yra kibernetinio saugumo specialistas, profesionalas, taipogi yra ir Code Academy dėstytojas. Tai Justinai papasakok klausantiems ir man apskritai, kaip tu atsiradai šitoje srityje, ar ne, ir nuo ko prasidėjo tavo karjera. Realiai šitoje srityje atsiradau taip įdomiai, nes aš kaip ir nesu IT pabaigęs bakalauras. Tai kaip ir visi turbūt jauni žmonės savęs ieškojau. Pabaigiau Kūno kultūros akademiją, nes sportavau tuo metu ir kažkaip supratau, kad čia ne man. Bet IT domėjausi jau nuo mažumės. OS perrašymai, Linuxais, Unixu jau gal nuo 8 metų kokių domėjausi. Tai visais dalykais, bet nekados negalvojau, kad su to dirbsiu, bet tai pasisekė, kad kažkokiu tai būdu mes, draugas, kuris pabaigęs psichologiją, sako man, žiūrėk, gal pabandom į profesinę mokyklą įstoti mokytis programavimo. Aš įstojau į tą profesinę mokyklą, man programavimas, aš kaip ir sugebėjau tai daryti pakankamai gerai, bet man jisai nelipo, tada pamačiau, vis tiek kažką norėjau daryti, įsidarbinau IT supportu. Tada pamačiau, kad yra tinklų administravimas, tinklų inžinerija specialybė. Vėlgi antrą kartą įstojau profkę. Ir po truputį dirbdamas supportu, to pagalbininku IT, taip vadinamo, vėlgi pradėjau domėtis kibernetinio saugumo visais kitais dalykais. Ir viena įmonė, kurioje taipogi dabar dirbu, pasiūlė poziciją, kuri vadinosi antivirusų specialistas tada. Tai realiai buvo pradžia tokia, kad pradėjau trinti virusus tiesiog iš Windows sistemų, Windows serverių, Windows endpointų. Endpointų tai reikštų kliento įrenginio galutinio, tai kompiuteris. Ir toliau važiavau. Tada turėjau keisti poziciją, nes buvo laikinas sutartis 2 metų. Labai norėjau būti tinklų inžinierium. Man vis dar dabar patinka tinklai. Mokiausi Cisco, routerį, switch, inžineriją, visą kaip duomenų paketai vaikšto. Bet netikėtai atsirado kibernetinio saugumo specialybė darbe. Ir aš tokiu visai netikėtų šuolių, nors ruošiausi vienam metus, sakau, pabandysiu, nes visą laiką norėjau. Tai pabandžiau ir labai stipriai prilipo. Ir darau tai iki dabar ir visada mokausi tą, nes tai yra man iš esmės hobis, iš kurį aš dar gaunu pinigus. Tai, pats geriausias. Jo, tai nėra taip, kad aš ateičiau į darbą ir man ten būtų, kad oi, ne, darbas. Man tai darbas toks, jėga, pažaisiu kompo visą dieną, ta prasme, kibernetinio saugumo darbus ir už tai dar gausiu pinigus. Tai aš ir po darbo dar mokausi ir turiu freelansus ir dėstau, tai man ta sritis labai stipriai prilipo ir tikrai patiko. O kas apskritai slepiasi po tuo kibernetiniu saugumu, ar ne? Kokios sritis? Nes kai, žinai, būna toks stereotipas ir galbūt dar iš labai anksčiau, ar ne, kur kibernetinis saugumas, tai ginamės nuo kažkokių blogiukų, kurie sėdi tamsiuose kambariukuose. Bet kas iš tikrųjų, ar ne, tas sritis ir kokios dalis įeina, ar ne, šitą sritį? Kibernetinis saugumas labai plati iš tikros sritis yra ir pakankamai, jinai yra pakankamai sena, tas sritis, kai prasidėjo kompiuteriniai tinklai, prasidėjo ir pirmi įsilaužimai ten vos ne 70-80 metais. Bet tas populiarumas jos nėra toks senas, jis yra apie 10-20 metų. Realiai kaip internetas pradėjo plėstis 90 metais. Tai dabar tų sričių yra labai daug ir žmonės dažniausiai neteisingai suvokia, kad tai yra, dažniausiai netgi, kai nauji studentai ateina, jie suvokia ne, kad gina kažką, gintis reikia kažką, o kad kibernetinis saugumas tai hakeris, būsiu hakeriu. Kas iš esmės kartais yra klaidinga, nes realiai daugiau tų gynybinių sričių yra darbo rinkoje, negu tų puolamųjų, bent jau Lietuvos darbo rinkoje, užsienio visokių yra. Tai
kibernetinis saugumas gali būti puolimas, gali dirbti etiškų įsilaužėjų, tai testuoti įmonių sistemas etiškai laužintis, gali būti analitiko darbas. Tai analizuoti tinklo duomenis, siekiant identifikuoti įsibrovimus į tinklą, gali būti inžinieriaus darbas, tai yra būtent visus toolsus, nežinau, lietuviškai įrankius, visus įrankius diegti, tą stiprinti saugumo architekto darbas, kur architektūrą saugią įmonės dėlioti, begalės vadybinių pozicijų, kur organizuoti tą saugumą, vadovų pozicijos, labai jau modernios pozicijos kaip DevSecOpsas, tai sakykime yra DevOpsas, kuris prižiūri visą koderių produkto linijos deploymentą, kad tas toolsas veiktų ir būtų prižiūrimas, testuojamas. Tai DevSecOpsas tai būtent dar saugumas į tai įsilieja. Tai tų sričių yra begalės ir realiai atėjus šitą sritį pasirinkimas yra tiesiog labai didelis. Ir ką mokytis, jeigu visas jas išmokti, sakykime, ir viską žinoti praktiškai nėra įmanoma, nes yra tiek daug visko, kad ir dabar, kai plečiasi didėja tų specialybių, tai tikrai nemažai yra, nemaža ta plotmė yra kibernetinio saugumo. O kaip tu pats, ar ne, kaip atrodo tas tavo darbas, kurios ryties konkrečiai ir ne, vat ką išvardyji, kas tau labiausiai patinka, kur tu specializuojasi labiausiai? Aš tokį labai platų požiūrį turiu, man realiai kažkaip tai irgi vėlgi nuo pat vaikystės buvo taip, kad aš nebuvo, kad lieku ties vienu dalyku, man labai daug plačiai ir įvairių dalykų patinka. Ir netgi domėjimuose srityse, aš domiuosi kibernetinio saugumu, politika, kitom IT sritim, tai su kibernetiniu saugumu tas pats, aš kaip ir minėjau, pradėjau nuo pačio paprasčiausio darbo, tai buvo suportas, trinti virusus, prižiūrėti antivirusinės. Po to kibernetinio saugumo analitikų buvau gan ilgą laiką ir esu dar tam tikrą dalim, kur analizuoti tinklo duomenų perdavimą siekiant identifikuoti įsibrovimus. Tai žiūriu tos metraščius vadinamus, nes kiekvienas įrenginys jos veda, kas buvo daryti ir pagal tai identifikuoti įsilaužimus. Tada linkau vis prie inžinerinės dalies, tai įvairių toolsų palaikymas, įrankių visų palaikymas, įrašymai, Linux, Unix sistemos ir visa kita. Tech leado darbai, tokie vadinkim, nes atėjo naujų kolegų jaunesnių, kuriuos tipogi reikėjo prižiūrėti. Projektų valdymas, kas liečia su kibernetiniu saugumu. Tai būtent kibernetinis saugumas nebūtinai vien gali būti inžineriniai dalykai, jeigu tu supranti inžinerinius dalykus, tai tu gali suvaldyti projektą, pavyzdžiui, pažeidžiamumų valdymas, įmonė turi tam tikrus pažeidžiamumus, per kuriuos įsibraut gali ir kaip juos suvaldyti ir užkardyti. Ir kai, sakykime, įmonėse gali būti po 1000 serverių, 1000 routerių su tais visais pažeidžiamumais ir kaip tai suvaldyti, koks turi būti procesas, projektas, kas užtaiso, kas praskanuoja tos pažeidžiamumus, tai iš tos vadybinės dalies taipogi nemažai tekia yra daryti, taip be abejo dėstymas, workshopų vedimas ir visa kita. Security awarenessas, kas yra labai svarbu, tai mokymas vartotojus kaip saugiai elgtis, nes gali būti, kad įmonė turi visus labai brangius ir labai gerus saugumo standartus, bet jeigu naudotojai nemoka elgtis saugiai aplinkoje, vienas elektroninis laiškas gali apeiti visus tos saugumo dalykus. Tai aš pakankamai plačiai, taipogi etiškų tuo hakinimu užsiemu, bet čia jau daugiau dėl pramogos ir dėstyme, tai visi SQL injectionai, tai duombazių injectionai, pažeidžiamumų išnaudojimai, kad parodyt būtent principą, kaip tai veikia, nes ir dėstant mano principas yra, kad
parodyt, kaip įsibrauna ir tada parodyt, kaip galima identifikuoti tą įsibravimą. O tu čia labai išvardėjai daug rolių, ar ne? Ir apskritai, atėjus į kibernetinį saugumą, ar ne, šią sritį, ko reikėtų tikėtis? Labiau tokios vienišos rolės, ar ne? Ar kaip tik čia yra labai labai daug komandinio darbo? Komandinio darbo tikrai nemažai. Be abejo, priklauso, kokio dydžio yra įmonė. Atėjus dažniausiai tas vadinama plotmės skaupas nėra toks didelis. Realiai gali tekti dirbti ties viena, ar tai analitikų, ar tai vadybininkų, ar dar kažkuo tai, bet jisai plečiasi. Ir ką žmonės dažnai pamiršta, tai kibernetiniam saugumui yra labai svarbu soft skillai. Tai tie vadinami gebėjimas bendrauti, gebėjimas komunikuoti. Nes vėlgi jūs nedirbat vienas, ta prasme. Dažniausiai yra taip, kad komandoje dirba, tai mokėjimas komunikuoti ir vienas, kaip daugelis galvoja, kad vienas viską gali padaryti ir užkardyti ir atlikti testavimus. Dažniausiai reikia komunikuoti su kitomis komandomis, tai būtent ta komunikacijos įgūdžiai taipogi labai svarbus yra. O kokie iššūkiai, žinai, dabar, pavyzdžiui, tau kyla pagrindiniai ir kokie kažkada kilo, kai dar tik pradėjai savo karjerą, ne? Kas buvo sunkiausia ir kas yra šiuo metu? Pakankamai sudėtinga atsakyti šį klausimą, bet kai ateini tik tai dirbti, tie iššūkiai yra perprasti viską ir visko yra labai daug ir mokytis viską, suprasti, suvokti. Didėjant patirčiai tai jau nebetampa iššūkiu, nes realiai jeigu kažką tau reikia išmokti, tai kadangi turi jau tas bendras žinias, kažkokį tūlsų išmokti tau dieną ten trunka. Tai kaip aš ir studentam realiai sakau, nėra, kad išmokti kažkokių toolsų įrankių naudotis. Yra turėti tą bendrą suvokimą ir kaip kas veikia. O jau visi kiti dalykai ten kažkokiu įrenginiu naudotis toolsų, programinį įrangą, tai kai supranti pačią logiką jau nėra taip sudėtinga. Tai šitas pranyksta. Bet realiai po to atsakomybės, nes kuo toliau auga tavo specializacija, auga tavo įgūdžiai, tuo daugiau atsakomybių gauni ir už projektus, už visą kitą, kur ne vien už save atsakingas gali būti, bet ir iš kitų žmonės, tai tos atsakomybės būtent realiai duoda tą tokį, kad, irgi challenge. Yra toks šiek tiek psichologinis spaudimas, ar ne? Aš įsivaizduoju ir kartais projektuose ir kažkokiese galbūt netikėtose, nenumatytose situacijose, ar ne, darbe tikrai turėtų būti to streso lygio visai nemažai. Iš esmės, realiai kibernetinis saugumas, galiu pasakyti iš karto, yra daug streso turintis sritis ir reikalinga šioks toks stresui atsparumas, nes realiai, jeigu vadovaujančiose pozicijose ypač esi, viena klaida gali lemti labai didelę kainą kaštų pinigų atžvilgių pačiai įmonė ir gali kainuoti, sakykime, netgi tavo reputaciją. Tai to streso visą laiką yra, sakykime, kibernetinio saugumo specialistai turi tokius budėjimus dalykus kartais, kadangi kibernetinis saugumas turi veikti 24/7, ten dažnai padengia skirtingi regionai, Amerika, Lietuva, taip toliau. Bet yra toks dalykas kaip budėjimai, kai savaitgalį nieks nedengia ir kartais būna tenka, kad gali paskambinti naktį ir pasakyti, kad kažkas vyksta. Tai vėlgi yra stresas, kad tave pakelia 4 ryto ir tu 4 ryto atsikėlęs, pakėlęs argelį, turi susigaudyti savyje, nes yra 4 ryto ir kažką gebėti atlikti, identifikuoti kažką. Ar kažkas vyksta iš tikro, ar tai yra tas vadinamas false positive, tai kad manoma, kad kažkas vyksta, nors iš tikro nieko nevyksta. O gal galėtume šiek tiek pasinerti ir tos tokius realius keisus, ar ne? Nežinau, kas galbūt apskritai tave įkvėpė, nuo ko tu, žinai, išgirdai ir galbūt susidomėjai, o gal jau iki dabar, žinai, seki, vis tiek gyveni tame, ar ne? Seki tuos įvykius, tai kažkokius galbūt irgi tokius skandalingiausias, didžiausias pasaulyje kibernetinės atakas, ar ne? Ir kaip vyksta tas procesas, žinai, iš tos praktinės pusės, kaip tai atrodo?
Tų realių keisų yra daug, realiai apie kažkokius savo keisus kaip ir negaliu kalbėti dėl konfidencialumo, bet pasaulyje tų keisų nėra taip, kad kažkoks būtent keisas mane būtų įkvėpęs, bet tie keisai parodo kibernetinio saugumo reikšmę, nes, sakykime, buvo kriptovirusas WannaCry'us, Eternal Blue pažeidžiamumą išnaudojantis, kuris Australijoje, man atrodo, net eismą sugebėjo sustrikdyti, oro uostas lėktuvai neišskrido, ligoninės negalėjo funkcionuoti. Tai buvo Microsofto pažeidžiamumas, kuris kaip ir buvo užkardytas pakankamai greit, bet įmonės tai nesiėmė taip greit užkardyti dėl prasto pažeidžiamumų valdymo. Ir jisai tikrai daug labai žalos pridarė, jie surinko labai daug pinigų iš to, nes buvo esmė to viruso, kad išnaudoja tą pažeidžiamumą esantį Windows serveryje, užšifruoja visus failus, kad negalima būtų prie jų prieiti ir prašo išpirkos. Kadangi jie dažnai taikė kritiškos reikšmės infrastruktūras, tai dažniausiai sumokėdavo jam tas išpirkas. Manoma, kad 6 milijardus užsidirbo. Čia tik manoma, aš ne faktais sakau, ir manoma, kad Šiaurės Korejos tai buvo produktas. Vėlgi, žmonės dažnai žvelgdami į tą sritį nesupranta jos kritiškumo ir kiek žalos galima padaryti. Kai 2014 metais Rusija užpuolė Ukrainą, buvo Krymas aneksuotas ir taip toliau, 2015 metų gruodį Rusijos remiama kibernetinė grupuotė užpuolė, padarė kibernetinę ataką vakarų Ukrainos dalių, dažniausiai power gridui. Tai energetiniai sistemai. Tai 236 tūkstančiai žmonių liko visiškai be elektros. Ta ataka turėjo tokias fazes, kad jie padarė tą žvalgybą, jie išsiuntė elektroninius tos laiškus vartotojams nutaikytėm. Vartotojai, kaip čia pasakyti, paspaudė ant to laiško. Buvo įrašytas virusas, kuris vadinosi Black Energy, man atrodo. Ir jeigu neinant į labai specifiškas techninės detalės, tas virusas sugebėjo pereiti visą infrastruktūrą ir prieiti prie SCADA sistemų, kurios valdė kontrolerius energetikos sistemos ir jos išjunginėti. Ir koreliuojant, jie dar padarė ataką į supporto pagalbos liniją. Tai visiškai atjungė pagalbos liniją, kad vartotojai net negalėjo pranešti, kad taip vyksta. Tai realiai kokią didelę žalą jie galėjo padaryti, nes tai yra žmonių, kurie, sakykime, kuriem reikalinga elektra dėl šildymo, ten žmonių, kurie serga ir taip toliau, tai milžinišką žalą galėjo padaryti tam tikra teroristinė grupuotė. Tai parodo tą skaupą visą. Ypač tą cyber warfare, kas liečia tą tokį tarp valstybinį lygmenį ir kaip jį naudoja tam tikros teroristinės valstybės, tai tikrai yra pakankamai didelę reikšmę turintis. O kas liečia įmonės, tai realiai įmonėm tai gali kainuoti ir būtent darbo vietas arba didelius pinigus. O kaip yra su tuo hakerio, ar ne, portretais? Nes tu paminėjai, ar ne, kurie yra galbūt norintis kažkokio pelno užsidirbti, ar ne, daro su šitą intenciją, ar ne? Kokie dar yra tie portretai, kokios dažniausios tos intencijos, ar ne, vykdintas atakas? Hakerių yra keli netgi portretai, tai būtent būtų kriminalinės grupuotės, kurių intencija būtent būtų uždirbti pinigus. Tai jos veikia dažnai kaip organizacijos normalios, turi savo struktūrą. Spėju, bet galimai turi ir ofisą su kavos aparatu ir ateina žmonės gerti kavą ir gauti bitkoinais algą.
yra tai didelės grupės žmonių, kurių verslas yra realiai kažką laužinėti ir už tai uždirbti pinigus. Kitas aspektas yra APT, jeigu angliškai būtų Advanced Persistent Threat. Tai yra pavojingiausios grupuotės, tai yra vyriausybių remiamos grupuotės. Jom kažką nulaužti yra pakankamai lengva, nes jos turi neribotus resursus ir tokių valstybių kaip Šiaurės Koreja, Rusija ar Kinija finansavimą. Tai jos yra vienos pavojingiausių iš esmės. Tiek valstybinių, tiek organizacinių lygmenų, nes jos realiai ir organizacijas puola, kad užsidirbti tam tikrų, netgi sutrikdyti veiklą tų organizacijų. Vėlgi, Sony atvejais buvo Šiaurės Korejos remiama grupuotė nulaužus ir pakankamai ilgai. Tai vat. Dar yra scriptkidai, tai būtent žmogus, kuris tiesiog nori pabandyti hakinimą, kažko labai stipriai nemoka, bet moka toolsais naudotis. Kadangi dabar jau yra daug toolsų ir daug kas automatizuota, tai būtent vaikai gali tai daryti pavieniai asmenys. Ko gero, taipogi gali padaryti žalos, nes, sakykime, vienos Lietuvos įmonės atsakingos už mašinų nuomą Donbase buvo eksfiltruota. Ir už tai buvo atsakingas pavienis žmogus kažkoks tai iš ne Lietuvos valstybės. Tai va, o paskutinis portretas tai aktyvistai, kurie hakina dėl tam tikrų ideologinių priežasčių. Tai gali būti klimato kaita ar ten būtent kažkoks tai kova už laisvę, kad tam tikrus autoritarinius režimus bando hakinti. Be abejo, labai lengva yra supainioti, nes už tų aktyvistų dažnai slepiasi tos pačios, kai kuriais atvejais organizacijos, kurios tiesiog siekia pelno arba tam tikros valstybės, kurios siekia naudos. Tai vėlgi, tokie 4 hakerio portretai nėra taip, kaip įsivaizduojama, kad hakeris tai sėdi bičas vienas su kapišonu ten kur nors užsidengęs užuolaidas ir ten hakina, arba kaip seriale Mr. Robot. Realiai padaryti gerą, stiprų įsibrovimą ir kad tikrą žalą padaryti vis tiek reikalinga resursai, didelis finansavimas, tai tos didžiausios grėsmės yra tie valstybiniai hakeriai bei kriminaliniai enterprisai, tie visi. Organizuotas nusikalstamumas, kuris siekia gauti pelno laužant sistemas. O žiūrėk, kaip yra su tuo saugumu, kalbant tokių paprastų žmonių kontekste, ar ne, ir jau įmonių kontekste, nes ką tiesiog turėtų žinoti žmogus, ko jam vengti, kokios šis grėsmės dabar, ar ne, ir galbūt potencialiai ateityje gali augti paprastam žmogui, ir kokios grėsmės auga įmonių kontekste. Paprastam žmogui grėsmės yra netekti kažkokių duomenų dažniausiai arba netekti kažkokių pinigų. Ką reiktų žinoti, tai naudoti stiprius slaptažodžius. Slaptažodžius turi sudaryti ne mažiau 8 skaitmenis. Simboliai raidės, neturi būti naudojami kažkokie vardai, gimimo datos, žinomi žodžiai, nes realiai kaip veikia tas nulaužimas slaptažodžio, tai aš galiu susidėti didelį failą, kur yra, sakykime, jūsų įmonė veikia Vilniuje. Kur yra Vilnius 123, įmonės pavadinimas 123, Gedimino pilis, žodžių sąrašą. Ir aš paleist galiu skriptą, kad spėliotų tos slaptažodžius. Kaip nekeista, aišku, dar yra žmonės, kurie naudoja slaptažodis. Ir kaip nekeista, dauguma žmonių tai daro ir tikrai tas skriptas atspėja tos dalykus. Tai spėjimo būdu galima tai atspėti ir ne tai, kad aš jo suvedinėjau, bet automatizuotas skriptas dažniausiai praleidžia ir praeina. Bet jeigu tai yra simboliai
ir raidės ir skaičiai nemažiau 8. Atspėti man praktiškai be šansų yra. Galiu taip vadinamą brute forcinti, tai būtent bandyti po vieną raidę atspėjinėti, kad praeina visas raidės, skaitmenis ir visa kita, bet jeigu pakankamai sudėtingas slaptažodis, tai per daug resursų ir laiko gali užtrukti. Tai būtų toks nenaudoti slaptažodžių visur vienodų, sakykime, jeigu turit vieną stiprų slaptažodį ir naudojat Facebook'e, Instagram'e ir visose kitose savo toolsuose. Nes jeigu jūs, kaip pavyzdys, naudojate tą stiprų slaptažodį visur ir kažkokios įmonės duombazė su slaptažodžiais ir vardais buvo paimta, parduota kažkur tai tie hakeriai pasiėmė tą duombazę, tą slaptažodį per visus jūsų naudojamus toolsus programinį įrangą praeina ir be abejo, kad randa atitikmenį. Yra puslapis Have You Been Pwned, kur galite suvesti elektroninį paštą ir pagal jūsų elektroninį paštą parodo, ar kažkurioje paskyroje, kurią jūs naudojate, buvo ta įmonė nulaužta ir duombazė eksfiltruota, jeigu taip turite pasikeisti. Ir kas labiausiai apsaugo, tai 2 faktorių autentifikacija, kur jūs turite patvirtinti su telefonu. Ar taip buvo ar nebuvo. Ar po slaptažodžio suvedimo, kad jūs jungiatės. Tai toks, jeigu naudotojams kiti visi dalykai, palaikyti operacinės sistemas visas updatinti, nors daug kas nemėgsta, kai iPhone iššoksta, kad jums reikia updatinti, ten persikrauna telefonas, bet tai yra skirta, kad užkardyti tuos pažeidžiamumus, apie kur aš nekėjau, kad per juos negalėtų patekti į jūsų įrenginius. Ir be abejo, čia vėlgi toks, žinau, kad yra žmonių, kurie iš to uždirba pinigus, bet kuo mažiau informacijos apie save skleisti socialiniai medijai, nes tai taipogi yra panaudojama. Sakykime, jeigu aš darau sąrašą, kaip nulaužti slaptažodžius ir tam tikras naudotojas yra mano taikinys, aš galiu pagal jo Facebooką pasižiūrėti, ką jisai postina, jo antros pusės vardą, jo gimimo datą ir tą listą susidėlioti pagal tai ir pagal tai bandyti nulaužinėti jos slaptažodžius. Aš jau nekalbu apie visai kitus saugumo aspektus, kad nebūtina, kad žinotų žmonės visi, jeigu nėra saugumo reikalavimų, kad tai gali matyti tik jūsų draugai, kad jūs esate išvykęs kažkur. Tai toks general jau saugumas. O kas liečia įmonės, tai čia jau daug plačiau ir daug daugiau. Pažeidžiamumų valdymas. Įmonės dažniausiai turi mokėti valdyti pažeidžiamumus. Daug sistemų ją suvaldyti, kaip nekeista pažeidžiamumų valdyme, tai dauguma įmonių net nežino, kas pas jos yra, kokie serveriai, kokios sistemos. Tai iš pradžių turi sužinoti, kas pas jos yra viduje. Tuos būtent pažeidžiamumų sistemos užkardyti. Nes 99% nulaužimų vyksta per sistemą, kuri turi pažeidžiamumą, kuris jau senai galėjo būti užkardytas, nėra tas zero day vadinamas, kur naujas ir nėra užkardimo. Faktas, kad infrastruktūra dažnai būna paremta ta, kurią nulaužia to, kad jinai iš interneto matoma, nes kai kurios turi būti matomos, kai kurios nebūtinai turi būti matomos. Tai tas būtent pažeidžiamumų valdymas, saugi architektūra ir vartotojų švietimas, kaip ir minėjau, tuo Power Grido atveju, kad vartotojai būtent gavo elektroninius laiškus ir ant jų paspaudė. Tai jeigu nebūtų paspaudę ant tų laiškų, galbūt tas įsibūrimas net nebūtų įvykęs. Tai į ką labai fokusuojuosi ir ką labai šiaip sklidžiu įmonėm daryti, tai mokymus vartotojų kaip elgtis. Po tų mokymų daryti testą, kad tokį netikrą phishinimo to laiškų siuntimą ir vesti statistiką, kiek naudotojų ant to paspaudžia ir po mokymų kiek paspaudžia, kad tas skaičius galiausiai būtų 0 ir kad tie naudotojai tada suprastų tą visą dalyką, kad tą tokį turėtų kibernetinio saugumo awareness arba lietuviškai suvokimą kažkokį.
kas yra blogai, kas yra gerai, nes tos laiškus tikrai galima identifikuoti, nes ten būna klaidų, skuba didelė arba dar kažkas kito. O žiūrėk, kada suprasti, kad jau įmonės viduje galbūt reikia, ar ne, kibernetinio saugumo specialisto, nes kartais galima iš išorės ar nesamdyti ir sakyti, čia praveskite mūsų galbūt viduje ar nemokymus, patikrinkite kažkokias sistemas, bet kada jau reikia susimastyti, kad, na, jau reikia stipriau save pasaugoti. Pačios įmonės dažniausiai supranta, kai jas nulaužia kas nors. Tada supranta. Įmonės reguliariai IT skyriai turi atlikti auditus pas save ir spręsti. Be abejo, kiekviena įmonė negali turėti Microsoft i5, sakykime, ten, kur Microsoftas dengia visus tos saugumo reikalavimus ir ten brangiausių įrenginių, nes tai milijonais gali kainuoti. Tada įmonė turi vertinti rizikas, kur gali priimti, kad tai yra nelabai saugu ir kur turi užkardyti. Nes vėlgi, tos yra rizikų vertinimas, nes užkardimas tam tikro dalyko, sutvarkymas, kad būtų saugus, negali kainuoti daugiau, negu jeigu atsitiks ataka ir patir žalą ir bus tam tikra kaina. Sakykime, kaip pavyzdys, kažkokia izoliuota sistema, kurioje yra intranetas, vidinis tinklas, darbuotojų susirašinėjimo. Faktas, jeigu žiūrint iš tos pozicijos, reikia pasižiūrėti, dar iš ten negali judėti kažkur. Bet įmonės, sakykime, kurios neturi tokių didelių finansų, turi įsivertinti rizikas visada, kas jom yra svarbu ir kas jom yra netiek svarbu. Bet jeigu atsakant į tą patį klausimą, kaip įmonės turėtų nuspręsti, ar jom reikia kibernetinio saugumo specialisto, tai kiekviena įmonė, kuri turi IT infrastruktūrą, turėtų žinoti, kad jam ne tai, kad reikia kibernetinio saugumo specialisto, nes tam tikrus darbus gali ir mažesnėse įmonėse atlikti sistemų administratoriai, kad būtent joms reikia prižiūrėti savo saugumą, nes tai gali kainuoti labai daug. Tai ir atlikinėti tos vidinius auditus ir visą kitą. Aišku, yra sritis, kurios negali dirbti be tam tikrų standartų, tai būtent medicina Amerikoje turi turėti tam tikrą standartą saugumo, kad galėtų vykdyti veiklą. Kreditinių kortelių industrija PCI turi standartą atitikti, kad vykdyti tam tikrą veiklą. Tam tikrom įmonėm ir sferom yra kaip ir baseline reikalavimas, kad jos galėtų vykdyti veiklą. Šiais laikais yra kibernetinis saugumas. Kibernetinio saugumo sritis, bent jau mano akise, labai keičiasi. Ir vienas iš tų faktorių yra dabar dirbtinis intelektas. Atsimenu, mes prieš kelias savaitės dar kalbėjom kaip tik šiek tiek apie tai. Ir gal gali pakomentuoti, kaip tie visi nauji įrankiai ir apskritai dirbtinis intelektas veikia būtent šią kibernetinio saugumo sritį. Atlaisvina rankas nuo pasikartojančių darbų specialistam, kad jie galėtų daugiau fokusuotis į kūrybiškesnius ir įdomesnius darbus. Ką prieš 15 metų reikėjo užtrukti dieną darant, sakykime, rašant tam tikrą skriptą ar kodą, koks nors chatbot GPT dabar gali atlikti per 10 minučių. Ir tau reikia tik patikrinti tai. Vėlgi, grįžtant prie konfidencialumo, su tais visais toolsais reikia žiūrėti vėlgi konfidencialumo, kad nebūtų įkelti kažkokie įmonių data. Įmonių, kaip čia pasakyti, įmonių data, iš esmės. Būtų įkeliama kažkokia tai, bet principas yra toks, kad tikrai automatizuoja daugą ir labai padeda. Kaip pavyzdys, analitikai seniau dirbdavo taip, kad analizuoja kiekvieną logą, kiekvieną metraštį, kiekvieną tinklo paketo vaikščiojimą, kad identifikuoti kažką. Dabar dalį to darbo dirbtinis intelektas jau atlieka. Dirbtinis intelektas tau pasako, kas blogai, tu tiesiog judi toliau žiūrint ties tuo, ką dirbtinis intelektas pasakė. Jeigu judant iš viso su moderniais toolsais, sakykime, Microsoft Defenderio, Microsoft Sentinel, visais toolsais, tai
būtent dirbtinis intelektas tiek daug pas jos padaro, kad visą atakos grandinę gali nupiešti tau, visą chainą atakos. Kur realiai įmonės, kurios, sakykime, perėjo ant tokių labai modernių toolsų, tai jom liko būtent 20% darbo, kuris buvo ties analitinė dalimi. Tai vėlgi galima sakyti, kad tai yra blogai, nes mažiau darbuotojų gali reikėti, bet darbuotojų tikrai kibernetiniam saugumui mažiau nereikia, vis daugiau tik tai reikia ir vis daugiau pasiūlymų. Tik tai keičiasi dažnai kaip yra dirbama. Daugiau yra dirbama su automatizuotais toolsais, su programavimu, su visais kitais dalykais. Soft skillai labai svarbus tampa, nes kibernetinis saugumas, dirbtinis intelektas vis dėlto nepakeistų įgūdžių dar labai ilgai. Projektų valdymas, derinimas dažniausiai būna specifinis įmoniai su dirbtiniu intelektu, taipogi to nepadarysi. Ir tas bendras supratimas ir įgūdžiai kibernetinio saugumo, taipogi naudoti dirbtinį intelektą, reikia mokėti, reikia suprasti, kam tu jį naudoji, nes kaip pavyzdys, aš galėčiau pasiklausti chatboto, kaip galėčiau konsultuoti žmogų kažkokiais sveikatos klausimais, bet, nežinau, ar jūs patikėtumėt mano patarimu apie tai dėl to, kad aš chatbotą pasiklausiau. Vis tiek reikia suprasti, ką tu klausi, bet procesus tikrai labai stipriai pagreitina. Bet dabar tu, žinai, pasakai apie tą kibernetinio saugumo specialistų, ne, tai kaip daro jiem įtaką, bet aš įsivaizduoju, kad dirbtinis intelektas puikiai pasitarnauja ir tiems hakeriams, ar ne, visai iš kitos pusės. Tai čia kas be ko. Hakeriai taipogi naudoja ir labai daug naudoja ir tie toolsai, kur sako, jie prisilaiko to viso, čia nerodyt, kaip daryti atakas, kad ir tas pas chatbot GPT. Labai lengvai apeinama tai queries tam tikrais, kad gali parodyti tau viską, ką padaryti. Jeigu iš tos paprastosios pusės būnant tuo script kidžiu, kur nieko nežinant padaryti ataką. Ir atakuotojai naudoja daug labai automatizuoja labai daug procesų, dirbtinių intelektų ir visų kitų, sakykime, kai bando tas pradinis brovimasis į įmonę, tai nėra, kad kažkas sėdi ir kažką daro, tai yra daugiausiai, kad padarytas kažkoks toolsas, galbūt čia ne tiek, kiek dirbtinis intelektas, kiek automationas, ir jisai skanuoja visas įmonės, kurias rado internete IP adresus, ieškant pažeidžiamų. Ir tik po to jau perima žmogus veiklą, jeigu pamato, kad yra kažkokia spraga. Tai hakeriai taipogi neatsilieka ir jie naudoja kuo daugiau dirbtinio intelekto. Nes jis palengvina, supaprastina procesus, nes kaip pavyzdys prieš 50 metų gamybos linijose dirbdavo daug žmonių, tą tokį pasikartojantį monotonišką darbą, kurio be abejo ir IT yra. Ir dabar toj gamybos linijoje dirba vienas žmogus, kuris prižiūri įrenginius, kurie daro tos visus darbus. Tai taip ir kibernetiniam saugumui tie pasikartojantis monotoniniai visi darbai yra keičiami dirbtinio intelekto, kuris lieja, kad reikia daugiau įgūdžių kibernetinio saugumo ir aplamai IT specialistams. Kitokių. Žiūrėk, dar labai norėčiau pereiti ir prie tos dalies būtent studentų. Mes šiek tiek pašnekėjom pradžioje, ir ne, ką tu mėgsti savo studentam perduoti, bet šiek tiek ir apie pačią programą, nes Code Academy programa iš tikrųjų nėra, trumpas kursas, kuris gausi tik tai pradmenis, ar ne. Tai norėčiau, kad irgi pakomentuotum iš savo perspektyvos, ar ne, kaip dėstytojas, kaip tos paskaitos vyksta ir kuo tas mūsų kursas yra šiek tiek kitoks nei visi kiti rinkoje. Gal dėstytojais mes išsiskiriam, nes šiaip norėčiau pasakyti, kad visi dėstytojai labai geri. Turim dėstytoją iš Klaipėdos Ernestą, kuris irgi yra labai labai geras. Turim dėstytojus taipogi jaunesnius šiek tiek už mane, kurie yra taipogi labai įgudę ir geri.
Mano būtent filosofija ir tikslas yra išmokyti. Man nėra tikslas, kad studentai išeitų kadangi mes dirbame su Coding Dojo amerikiečių organizacija, išeitų su Code Academy ir Coding Dojo diplomu ir jį pasidėtų arba kažkam rodytų. Mano filosofija tokia, kad išmoktų žmogus mąstyti kaip kibernetinio saugumo specialistas, galėtų taikyti tą mąstymą kiekvienam toolsui paimtam ir galėtų jau atsineštų realius įgūdžius į darbo rinką, nes galima dėstyti sertifikatinių pagrindų, kad tiesiog išdėstai kažką kaip žirnas į sieną ir ten išlaiko testą, kažkokį pasiema diplomą. Bet mano tokia filosofija, kad pasimtų ir stengiuosi perteikti, su kuo aš dirbęs, ką aš daręs, pasimtų įgūdžius, kurie veikia realioj darbo rinkui. Ne tai, kad kažkokius basic principus, kažkokius tiesiog pasimtų ir viskas, bet tai toks būtų siekis ir tikrai norisi perduoti tą patirtį. Tai ta programa, galbūt sakyčiau, to yra skirtinė, nes mes taikom tą, kas veikia realiai darbo rinkoje, bandom bent jau perteikti su dėstytojais, o ne tai, kad tą programą sukurti tiesiog, kad kažkam išdėstyt kažkas kažką žino maždaug apytiksliai teoriškai ir viskas. Dėl to man patinka, sakykime, su studentais vieną paskaitą išdėstyti teoriškai, nes teorija yra taipogi labai svarbi, bet teorijos praktikos negalėsi atlikti, ta prasme, daktaras negalės operuoti nežinodamas teoriškai, kur kokią kraujagyslę, taip ir čia, tai vieną paskaitą teoriškai, bet jau kitą paskaitą duoti studentam kokią grupinę užduotį, kurie daro praktiškai tą užduotį ir po to mes ją aptariam, nes tada daug geriau įsimena, nes realiai aš kadangi nesu universiteto žmogus, aš pats, kaip ir sakiau, neturiu IT bakalauro, pats save aš išmokiau per ilgą laiką ir aš dar dabar mokausi labai daug ir intensyviai, tai pagal taikymą savo, žinau, kaip, be abejo, kiekvienas individualus yra, bet pagal taikymą savo žinau, kaip žmogus išmoks ir kaip geriausiai įsimena. Teoriškai, kai būna, sakykime, paskaitos, man tekia daug dalyvauti ir kitur visur, kai teoriškai pila žiūrin, kaip sakant, žirnas į sieną, sako, po 2 savaičių žmonės nieko neatsimena. Tai aš esu tos teorijos su praktika taikytos, tai kas realiai, nes vis tiek tu turėsi praktiškai taikyti tos įgūdžius, kas realiai padeda geriausiai. Tikrai stengiuosi paruošti tas užduotis, kad jos būtų įdomios. O šiaip labai man sekasi su studentais, turėjau pirmą grupę, kuri yra žiauriai gera, tai labai sėkmingai jiems sekasi viską perduoti, tai labai džiugu. O jeigu šiek tiek dar giliau į pačią programą, ar ne, taip jau temomis neinam, ar ne, bet kokius galbūt temų blokus, ar ne, paliečia kokias rytis ir su kokiam, žinai, kaip sakai, teoriniam žiniom jau išeina studentai. Programa realiai yra sudaryta iš 3 dalių, tai būtų Core, Intermediate ir Professional. Tai būtent Core būtų visi pagrindai kibernetinio saugumo, tinklų, nes kibernetinio saugumo, kad suprasti, reikia ir tinklų suprasti, ir kitas IT dalis. Tada einam prie tos intermediate vidurinės dalies, tai yra vadinamojo Blue Teamo. Jeigu labai greit paaiškinant, tai iš kariuomenės šitie konceptai atėjo, kad yra Blue Teamas besiginantis, Red Teamas atakuojantis, dar Purple Teamas, kur stebi tą visą pratimą, bet tai va, tie konceptai. Bet po to pareinam tą gynybinę visą dalį, kai analitika būtent su elastiku atliekam tam tikrus pratimus su SIEMu. SIEMas yra programa, kuri surenka visus tos metraščius logus ir per ją analizuojama. Tai pernam visas tas gynybinės dalis, ką aš mėgstu parodyti tą puolamąją dalį, tada šiek tiek įtraukiant savo, tada parodyti, kaip atrodo, identifikuoti tą ir kur buvo spraga, pažeidžiamumų valdymą, rizikos valdymą, tą security awareness visą.
Ir tada trečia dalis, kur yra daugiau orientuota į atakas, tai būtent studentai išmokomi SQL injectionų įvairių, jeigu techninė kalba, tai kaip, sakykime, jeigu verčiant, tai kaip išimti kažką iš duombazės, iš kurios neturėtų, kuri kažką leisti išimti, kaip nulaužti serverį, kaip galima būtų naudoti tam tikrus tulsus nulaužti serverį, tokia grinai puolamoji pusė, vėlgi parodant iš ginamosios dalies, kaip tai užkardyti tuos dalykus. Tai va tokios 3 dalis, kurios yra apimamos realiai. Tai va, be abejo, mes visada dirbam ir su Linux sistemom, kurios yra pakankamai svarbios su Windows sistemoms, pagrindinėmis. Labai įdomios temos ir labai gerai dėstų, tai žinot, ką daryti. Tai va, ir žiūrėk, dar paskutinis toks užbaigimo, mūsų tokia tradicija podcast'o yra gauti iš dėstytojo ar tiesiog svečio, ar ne, patarimą. Tai aš irgi norėčiau, kad tu duotum patarimą tiem, kurie svarsto galbūt, ar ne, jau prisijungti prie studijų, galbūt jau ir studijuoja, ar ne. Tai šitom 2 grupėm, ką tu patartum, vieną patarimą. Tie, kurie studijuoja, ko gero, pasakyčiau, kad išlaikyti smalsumą, nes be smalsumo nieko nebus, nes čia tokia sritis, kur visą laiką reikia mokytis, būti smalsiam ir kad tau būtų įdomu. Nes aš pats dėstau ir tikrai negaliu pasakyti, kad aš viską žinau. Nesu to seno mentaliteto dėstytojas, kur universitetas sakydavo, aš dėstytojas, nesiginčykit, aš viską žinau. Jo, tai išlaikyti smalsumą, mokymuisi tiesiog turi būti įdomu. Nes be smalsumo einant toliau nelabai kas bus, nes jūs tiesiog, jeigu sustosite, iškrisite paprasčiausiai iš rinkos. Bet kas liečia mano dabartinius studentus, tai to jie turi tiek daug, kad užpildytų visą kambarį, tai manau, nebus jam čia problemos. O tie, kurie nori mokytis, tai tas sritis turi būti įdomi. Ta prasme, turit pabandyti, faktas, kad mokantis bandai, bet turit pabandyti ir tai turi būti įdomu. Tai neturi būti, kad einama dėl kažkokių tai netų priežasčių, ar tai būtent būtų alga, ar tai būtent būtų norėjimas būti kietu, nes pamačiau Mr. Robot serialą, bet tai turi būti įdomu, nes vėlgi, kaip ir visos IT srityse, jeigu tau nebus įdomu ir tu neturėsi to smalsumo, tai kažką pasiekti padaryti tikrai bus pakankamai sunku arba tiesiog neįmanoma. O naujam žmonėm norėčiau palinkėti, pabandyti ir žiūrėti, ar jums patinka. Ačiū tau labai. Ačiū už pokalbį. Ir kviečiu visus klausytojus prisijungti prie podcast'o, prenumeruoti ir sekti visas naujienas. Tai susimatom kitam epizode.